Sveika Rita, sveiki visi, kas žiūrės, klausys ir stebės mūsų pokalbį. Šiandieną turiu galimybę pakalbinti ir padiskutuoti kartu su savo kolegė, su savo bendramintė, bendramastytoja, bendromis ir įvairiomis kitomis temomis. Tai Rita Bakaitinė, labas Rita dar kartelį. Labas, Lolita, labas visiems. Šiandieną mes su Rita susitikome tam, kad aptartume vieną tokią didžiulę ir plačią temą. Suvokėme, kad galbūt jos visos aptarti mums nepavyks, bet tikimės, kad išeis perteikti tam tikras mintis, tam tikras patirtis galbūt ar ne, kurias patiriame savo gyvenime ir kai ką tikrai bus galima išsinešti ir prisitaikyti savo. O kada, kaip aš sakau, žmogus žino arba yra girdėjęs, kad taip yra normalu, kad tuo galiu tikėtis ir su tuom yra viskas tvarkoj, pasidaro tiesiog ramiau, ar ne, Rita? Kaip tu, tas aiškumas padeda. Tikrai. Tai va, tai aišku, mano pirmas klausimas būtų, kaip laikaisi? Ačiū, Lolita, iš tikrųjų įdomus periodas dabar, toksai smagus. Manau, kad daugelis jaučiame mes tą tokį pokytį savyje, pokytį aplinkoje ir pokytį erdvėje. Manau, kad mes turbūt kalbėsim ne tik apie savo erdvę, kurioje mes esame, bet ir aišku apie subtilę erdvę, ką išjaučiame, ką paduoda mums subtilioji erdvė, ką mes suprantame, suvokiame ir ką suvokdami galime perduoti ir kitiem. Taip, iš tikrųjų, labai, čia šitas klausimas, žinok, nebuvo vienas lengviausių. Čia, kodėl? Nes aš supratau, kada irgi mąsčiau apie klausimą, kaip laikaisi, iš esmės mes jį atsakome iš tom, kuom gyvenam, ką dabar suvokiam, ką patiriam, kas yra mūsų aplinkoj. Todėl iš tikrųjų ne visada jis yra toks. Todėl labai gražiai stebėjau, Rita, kaip tu atsakei, kokiam etape esi. Nes turbūt čia yra esminis gebėjimas suvokti, kokiam etape esi. Pokyčio etape, galbūt laukimo kažkokiam etape, ramybės etape. Ir tas, kaip laikaisi, tai čia buvo toks jau simbolinis ir labai toks tikslinis, bet labai šauniai, kad į tą ir atsakėjai. Dėl to, kai kada žmogus kuris mąsto apie tai, kaip jis laikosi, nes ne visada mes kartais ir savęs paklausiam, tai kaip aš laikausi, arba jeigu išgirstam iš kito žmogaus, tai kaip mat atsakome iš to, kom dabar esi, bet labai yra naudinga pasižiūrėti, kokiam etape gyvenimo šiandieną esi ir vadinasi tos būsenos, kurias tu šiandieną patiri, galbūt yra apie tą etapą tavo gyvenime, ar ne, kažko pradžią, kažko pabaigą. Ir iš tikrųjų šiandieną mūdvi bandysime ir paliesti savęs suvokimo temą. Žinoma, tikslas yra savęs suvokti naujoj visatiniai realybėj, kuo mes esame pakitę, kuo mes esame nauji. Mes pasižiūrėsime, kiek giliai mes galėsime tai paliesti, nes kalbėti apie tai, kas yra labai nauja, kas yra galbūt dar labai ilgą laiką gyventa, yra be galo sudėtinga. Tai mes pradėsim nuo tų paprastų dalykų. Apie tai, kaip tu manai, Rita, ar yra svarbu savo suvokti, kas jis yra? Kaip tu, ar tu pamastai apie tai, kas tu esi? Žinai. Ir kiek dažnai, ir kiek retai tu tą darai. Tai čia, kaip sakau, nėra to gero atsakymo, jis yra. Žinai, jau atrodo labai senai va tas klausimas, kas tu esi, apie ką tu esi iš tikrųjų. Ir labai senai man tas klausimas kilo, turbūt nuo to meto ir kilo, kai vėl susivokiau, kad esu ne tik fizinis kūnas. Nors tą suvokiau ir vaikystėje, bet dabar nekalbėsiu, nes jau buvo pamiršta vaikystės tie prisiminimai. Bet nuolatos klausiu, kas aš esu ir ką aš veikiu ir ką aš turiu nuveikti atėjus čia į žemę. Ne tik dėl savęs kaip asmenybė, bet kaip ir būtybė, kuri turi išskleisti tam tikrus dalykus ne tik tais į mūsų galbūt kolektyvinę sąmonę, į matricą, bet kaip sąmonę atlikti tam tikras funkcijas, dėl kurių atėjau. Šiuo metu ateina tokie suvokimai, kad
atliekame tam tikrus dalykus mes daugiamatiškai, bet ne viskas yra iki galo suprantama. Aiškus labai toksai man yra, žinai, kad mūsų fizinis kūnas yra kaip tinklas taškų, aš taip suvokiu, kaip tinklą taškų ir tie mūsų taškai atspindi visatą, visatas. Ir pavyzdžiui, jeigu mes susiaktyviname, fiziniam kūne tam tikrą tašką, susiaktyvina visoje visatoje ir tada įvyksta ta tokia jungtis ir per tą jungtį mes galime išskleisti daug plačiau ir tie suvokimai ateina daug paprastesni. Bet jeigu neįvyksta ta jungtis ir nėra to sąskambio tvirto, tada gali kristi į iliuziją ir nesusivokti iš tikrųjų, kas vyksta. Nes aš manau, kad per tą etapą buvo daug tokių laiko, kai tu buvai iliuzijoje. Tikrai nėra, kad visą laiką viską tu supratai ir viskas tau aišku buvo. Ir dabar tai galbūt yra tam tikri dalykai aiškesni, ką tu esi jau praėjęs, ką tu esi suvokęs ir dabar nebėra tų abejonių, nes tu klausi ir tu gauni atsakymus. Ir ateini tą momentą, tu gauni tuos atsakymus ir tau visiškai nekyla, kad tai abejonė ar tai iliuzija. Tai yra tikra. Bet iki to momento reikėjo praeiti tikrai nemažai to kelio ir aš sakau, kad nėra, kad tai yra galutinis, ne, tai yra tas etapas, kuriame esu dabar. O kitas etapas, koks laukia, aš nežinau. Tiesiog neturiu jokio lūkesčio, neturiu jokio kažkokio noro sužinoti, būnu šiame dabartinėme procese, ką galiu suvokti geriausiai šiuo metu. Ir tai yra, Rita, tarkime, tu akcentuoji ryšį tarp visatos, ar ne, arba, tarkime, jeigu mes galbūt dar galėtumėm sakyti ryšį su savimi aukštesniuoju, subtiliam lygmenį, ryšį su tuom, kuom tu tiki, kūrėju, absoliutu, ar ne, savo didžiąją sąmonę. Bet puikiai suprantam, kad kai kada ryšys yra, viskas yra, bet gyvenime nesiklosto taip, kaip jauti tą ryšį su savim. Ir dažnai žmonės, iš tikrųjų tie pirmieji laipteliai, kada žmogus ir įeina į tą gilesnį savęs suvokimą arba pamasto, kas jis yra ir suvokia, kaip tu sakai, ne tik kaip fizinį kūną. Ir yra tas momentas, kada greičiausiai žmogus aplamai iškelia klausimą, tai kas aš esu? Tai kokia ta mano kažkokia prasmė šio gyvenimo, kodėl aš čia veikiu, kodėl aš čia egzistuoju. Ir iš tikrųjų tai ir atveria, šis klausimas greičiausiai ir atveria tave į tą pažinimą savęs. Mes iš esmės nuolat save siekiame pažinti ir išskleisti geriausia, ar ne? Ir jeigu mes taip dabar paimtumėm labai plačiąją prasme, tarkim, paimkim visą didžiulį gyvenimą ir pamėginkim jį suskirstyti, ar ne, į visuomenės gyvenimą, į tavo kasdienybę ir galbūt į kažkokių projektų kūrybinę erdvę. Kur tu labiausiai save jauti, arba kaip čia reikėtų pasakyti, kur labiausiai jauti, kad tu keitiesi? Žinoma, tai yra nedaloma, mes šiandieną tik tai taip leidžiam savo padalinti savo gyvenimą, bet iš tikrųjų tai kiekvienoje toj srity ir yra ir santykiai, ir elgsena, ir tam tikros savybės, ar ne? Nes kai kada žmogus sako, aš noriu būti savimi, tai kas yra būti savimi? Labai geras. Kur tu esi savimi, Rita, ir ką tau reiškia? Tas būti savimi. Žinai, tas būti savimi, jis taip pat nuolatos, aš galvoju, kinta. Nes tai neįmanoma būti viename etape, mes nuolatos kintam, nuolatos plečiasi mūsų sąmonė. Ir savimi dabar esu, ką dabar kalbu su tavim, esu savimi. Nežinau, rytoj gal aš savimi būsiu jau kitokia, ar ne? Taip. Ir vėl. Ir kaip tu klausi, ar ne, per tą platų gyvenimą pažiūrėti, kur labiausiai jaučiu, tai labiausiai turbūt kasdienybėje ir savo kūryboje. Su visuomenė, gal trumpai pasakysiu, ar ne, kai prasidėjo tas toksai stiprusis etapas, visuomenė, jinai, kaip pasakyti, ne tai, kad atsiribojau, bet ta prasme, kito mano bendraminčių ratas ir praktiškai mano bendraminčių ratas visi bendraujam tą pačią kalbą. Žinai,
o į tą visuomenę kažkaip labai to noro nėra kažkur eiti, o jeigu tu išeini į tą visuomenę, tai tu tiesiog būni labai stebėjimo pozicijai, kas vyksta. Ir aišku, pasižiūri savo būseną, kas vyksta, ar ne? Bet aš manau, kad jeigu, kaip mes kalbėjom prieš tai, kad ar kažkokį banką nueini, ar dar su kokiu žmogum, tai tu matai, pavyzdžiui, ar ne, kaip tu anksčiau elgdavaisi, tu galbūt būdavai toksai labai susiasmeninęs ir reikalaudavai daugiau, ar ne? O dabar tu gali pažiūrėti iš kitos tos perspektyvos ir tu matai, jeigu, pavyzdžiui, kitam žmogui kažkas gal nepavyksta, galbūt kažkas ten ar susierzina ir pabuvus su tuo žmogumi, tu matai, kaip pakinta pas jį ta energija, jam ramiau, nes tu nedarai kažkokio tai tokio ar spaudimo, ar dar kažko, tai va čia apie tą visuomenę galbūt. O kasdienybėje, tai aš čia galėčiau labai daug pasakoti, bet turbūt gal tokius esminius dalykus labiausiai, tai aš manau, kad mes moteris labai daug turėjom to tokių, labai atsakomybės labai daug už viską, kontrolės labai daug, ar ne? Manau, kad daugelis... Visų gerųjų savybių. Jo, iš tų gerųjų savybių, žinai, noras sukontroliuoti visus ir vyrą, ir vaikus, žinai, va, iš tos senos pozicijos, kas buvo. Bet čia jau, kaip pasakyti, jau iš to jau labai seno etapo. Ir pavyzdžiui, ir tu matai, kaip paleidi lūkestį visiškai į kitą žmogų, kaip pavyzdys, į artimiausius žmonės aplinkinius. Tai aišku, yra vyras, yra vaikai, ar ne? Ir patys artimiausi tėvai, paleidi tų lūkestį, o tu pats tiesiog darai savyje pakeitimus, darai savyje pažangą, nereikalauji, o pats keitiesi, pats gražiu žodžiu pasakai, gražiai paprašai, nereikalauji, o paprašai. Ir tu gauni atgalios. Ir tas, aišku, tai buvo, aš nežinau, per kiek laiko praėjo. Tai praėjo geras etapas, aš negaliu pasakyti, gal kokie 2-3 metai netgi iki to viso savo gilesnio pažinimo. Ir manau, kad tas pažinimas ir buvo pati pradžia, kad mes su vyru savaime pradėjom patys keistis. Ir nuo paprasčiausių knygų skaitimo. Ir tu nereikalauji, ir tu matai, kad tu žmogui neįsakai, o gražiai paprašai, ir tu tos pokalbius turi tokius atvirus, nuoširdžius, kas man patinka, kas man nepatinka, ir tai kuria mūsų santykį su šeima, su artimaisiais ir su aplinka. Ir pavyzdžiui, kasdieniuose dalykuose, ką aš dar pastebiu, kas būdavo anksčiau, aš labai, kaip pasakyti, situacijos aš labai taip ugningai priimdavau. Kaip pavyzdį galiu pasakyti, manau, kad visos mamos su tuo sutiks, kai suserga vaikai. Ar ne, mes labai perdedam, labai, ta prasme, išgyvenam. Bet aš galvoju, kadangi aš turėjau skaudžią patirtį, ar ne, prieš daug metų, todėl tą ir išgyvendavau labai stipriai. Ir žinok, Lolita, kas vyko? Prieš kokius 6 metus, kai aš susivokiau, kad mes esam nemirtingi ir nėra čia ko pergyventi, reikia tikėti ir pasitikėti kūrėju. Ir aš paleidau tą pergyvenimą ir aš pastebėjau, kad viena iš mano dukrų negalėjo priimti to ir jinai pradėjo savo ieškoti tam tikrų ligų. Kad aš pergyvenčiau ir aš vis tiek nebepergyvenčiau. Kad turėtum darbo. Ir tu supranti, ir gavos taip net, ir ką aš galiu dar pasakyti, ir ką aš pamačiau, kas įvyko. Bet aš supratau ne tuo metu, bet supratau daug vėliau, kas įvyko. Tiesiog padavė man tokias situacijas, net per daktarų sakė, kad jinai turi tam tikrą ligą, kaip astma, aš sėdžiu ir sakau, ne, jinai neturi astmos. Duoda mėnesį vaistus, aš jų neduodu vaikui. Aš ir atvažiuoju sekantį kartą ir ta daktarė sako, mama, jeigu jūs rimtai nežiūrėsite, jos plaučiai pradės mažiau veikti, su kiekvienu kartu. Ir įsivaizduokit, ir man tokinai kaip padavė, ir mane supurtė, ir aš važiuoju, ir aš vis tiek netikiu. Ir sako, bet sekantį kartą jau aš nebedirbsiu, bus kita daktarė. Ir tu įsivaizduok, ta daktarė kita ateina ir sako, jai nėra jokios astmos. Ir aš taip sakau, tu supranti, dar patikrino ir po to karto viskas baigėsi, žinok. Viskas visiškai baigėsi. Ir aš supratau, kad aš pati vaikų tą įdėgiau per tą savo nuolatinį pergyvenimą, bet jau dabar jinai jau yra 15 metų, jau jinai pati nebekreipia dėmesio, jeigu kažkas nutinka, bet ir nebenutinka tiesiog, jau nebenutinka. Ir tie kasdienybėje dalykai, kaip ir tas santykis, ir su vaikais, ir pavyzdžiui, paprasti dalykai, ar ne?
sugenda kažkas, ar ne, kažkokie, pavyzdžiui, tenai, nu, vat mašina, ar ne, tenais, Mhm. tu net, tai natūralūs dalykai, nusiperki naują mašiną, irgi natūralu, nėra to emocinio, žinai, kaip kažkada būdavo, vau, gera, o tiesiog tu supranti, kad tai natūralūs procesai ir nėra kažkokio tai nei nusiminimo, nei labai didesio to emocinio džiaugsmo. Tiesiog tai yra natūralūs procesai. Toliau, jeigu einam į kūrybą, kaip ir tu žinai, ar ne, Lolita, aš balandžio mėnesį uždariau savo verslą, tai pas mane kūryba turbūt nuolatos. Netgi esu girdėjusi iš savo aplinkos man sakančių, tu nuolatos vis kažką keiti. Praeina 5 metai ir aš vis kažką keičiu. Aš tai suvokiu kaip savo evoliuciją, kaip savo patirtis, o kitam atrodo, kad aš blaškausi, kas 5 metus kažką keičiu. Kaip nenuosekli ir nepatikima ta Rita. Jo. Iš vieno darbo į kitą darbą ir dabar geriausiai, tai kaip savo verslą uždariau, ar ne? Aišku, pas mane buvo labai daug abejonių. Ir tam versle, aišku, kūryba vyko irgi su klientais, su žmonėmis. Irgi galima pasakyti, pavyzdžiui, jausdavau kaip klientai, ar ne, ateina kokie neramus, išeina jau ramus. Tu matai, kad ta energija paveikia. Tiesiog tu nieko nedarai. Tu va tą energetiką tu jauti kaip, bet kas čia, ta energija, kur tu įdėjai tą darbą prieš tai, jinai dabar veikia. Ir žinai, ir vat buvo labai daug abejonių dėl to verslo, ką aš veiksiu, ką aš ir darysiu. Manęs ir dabar paklausė, tai ką tu veiki? Ir ką tu atsakai? Aš sakau, Tai ką tu veiki, Rita? Aš turiu ką veikti. Aš turiu daug tos veiklos. Aš išeinu ryte 8 arba 9 darbą, tai čia į tą kabinetą. Ir aš turiu ką veikti. Aš turiu kam padaryti sesiją, tekstą parašyti, su kūrėju pabendrauti, su subtiliais mokytojais pabendrauti, patyrinėti erdves, patyrinėti save. Bet aš ne visiems galiu tai pasakyti, nes ne visi supranta, apie ką aš kalbu. Nusakys, kad greičiausiai nelabai ką veiki. Taip. Nes kartais mano ir vaikai sako, grįžę iš mokyklos ir sako, mamytė, tai ką tu veikiai? Aš sakau, tą ir tą ir tą. Tai žinai, tas namuose iš namų darbas daugeliui sukelia tą asociaciją, kad tu nieko neveiki. Ir aš manau, tu pati tai žinai ir tu pati iš namų dirbi. Ir tai, jeigu dabar pratęsiant apie tą mano verslo uždarimą, tai žinok, labai daug buvo tokių abejonių, ką aš veiksiu, ką aš darysiu, taigi ir finansai, ir veikla, ir mano sukurta pačios. Ir žinai, ir vieną kartą taip eidama, va taip gailėjausi ir kaip davęs rautas, ir netgi pasodino ir sako, nustok čia verkti, tu nežinai, kas tavęs laukia. Ir žinok, po to karto man viskas. Viskas aišku. Viskas aišku, galvoju, supranti, jau atsibodo subtiliems mokytojams, subtiliam pasauliui, kiek čia gali negailėtis. Žinai, tai kai davė, bet tai labai labai griežtai pasakė. Labai griežtai. Ir aš supratau ir, žinok, ir man tai palengvėjo, žinok, viskas man palengvėjo ir atrodo, kad man viskas sudėliojo taip, kaip turi būti, ir ta kūryba išsiplėtė vėl kitaip. Buvau sustabdžius meditacijas, vėl pradėjau vesti meditacijas, bet jos yra visiškai kitokios. Mentorystės vėl jos yra vėl kitokios. Tau paduoda vėl kitų naujų žmonių ir tu matai, kad tave palaiko. Ir jeigu, žinai, būtų, kaip pasakyti, ta tyluma, šnipštas ir tu neturėtum ką daryti, tada tu suprastum, kad tu galbūt neteisingai nuėjai. Bet kai tu matai, kad tau paduoda, tu susivoki, kad tu eini teisingai kryptimi, galbūt norėtųsi žemiškųjų aspektų greičiau. Žinai, kaip yra tie žemiški aspektai, norėtųsi, kad greičiau tie norai, žinai, bet tu supranti, kad tai yra, kaip pasakyti, procesas ir tik tavo įdėtas darbas gali duoti rezultatą. Ir aš nesilaikau rezultato, o tiesiog būnu tam procese, o rezultatai jie vis tiek nuolatos jie kintagi. Tai Rita, ar tu galėtum šiandieną pasakyti, kas tu esi? Labai yra platu. Bet kas čia ir dabar šioje akimirkoje tu esi, kaip save apibūdintum? Čia ne darbo pokalbis. Bet pabandyk pamastyti. Žinai, eina iš karto tokia man žinutė. Esu visumos dalis. Ir ta visumos dalis nėra atskirta nuo mano žemiško aspekto. Ir
galiu kurti tiek žemiškoje dalyje, tiek subtilioje erdvėje. Ir tai yra labai unikalu ir tai yra ne apie mano asmenybę. Taip, aš kaip žmogus esu asmenybė, aš išskleidžiu tuos savo žemiškus aspektus, kuriuos turiu įskleisti. Bet kaip sąmonė aš turiu kitus aspektus, kitas užduotis ir kitą, kaip dabar čia išreikšti, kitą tą sklaidą, bet jinai nėra atskira, jinai bendra, jinai yra visumoje. Ir tai yra nuostabi kūryba. Tai yra nuostabi kūryba, kad kas aš esu dabartiniam momente, esu visumoje ir tai galiu apjungti su savo žemiška būtimi ir su savo nežemiška būtimi. Ir kartu išskleisti tai, ką paduoda kūrėjas, ką paduoda absoliutas ir subtilieji mokytojai. Iš tikrųjų, aš irgi ilgą laiką mąstau apie tai, atrodo, tu pajauti savo sąmonę, tą beribiškumą, tuos subtiliuosius aspektus, bet nenori, tu vis tiek esi fiziniam planetu, vis tiek esi tam tikroj formoj ir tam tikroj, galėčiau sakyti, gal pozicijoje, norėjusi pavartoti žodį roliai, bet netinka jį, nes tai yra tarsi vaidmuo, bet tam tikroj pozicijoje, ar ne? Ir tu mini, kad tu jauti savo sąmonės tam tikrus aspektus ir jie nenori, jie ateina į tave, ar ne? Į tavo kasdienybę, į tavo kūrybą, į tavo tam tikras gyvenimo pozicijas per tam tikrą charakterio pokytį, savybės pokytį. Ir kada tu minėjai apie savo kasdienybės pokytį, apie ten pavyzdį su dukra, tarkim, ar ne, apie tam tikras savybės, kurių mes dar galbūt kai kada ir turime savyje, kai kada ir nebeturime, ar ne. Bet labai gražiai parodė, kaip to kiekviena savybė, jų turi turėti palaikymą. Vadinasi, aplinkos galbūt palaikymą, ar ne, žmogų, kuris reaguos į tai, ar ne, kas galbūt vaidins tą vaidmenį, ar ne, ir padės tau pamatyti tą tam tikrą savybę, ar ne. Bet tai yra tam tikras dėmesys skiriamas, ar ne? Ir tarkim, jeigu mes galvojam apie kažkokią kontrolę, tai faktas, kad yra erdvėjai, kurie palaiko mūsų tą savybę, ar ne? Ir kada mes dabar kalbame apie tam tikrą naujumą, naujas savybės, nors kai kada mums net patiems yra nedrąsu su tom savybėm ir mes jų galbūt negalim taip labai aiškiai ir iš karto identifikuoti, bet jie taip pat turi savo palaikymą. Ir kaip tu sakei, kad tavo kūryba ir tavo bendraminčiai, vadinkim, arba žmonės, kurie nebuvo bendraminčiai, bet tapo tavo bendraminčiai, ar ne, ir tu kalbi, vadinasi, jie tavyje palaiko tas savybės naujasias, ar ne, šeima palaiko galbūt tas naujasias savybės, kažkokias charakterio, nes tu gali būti, žinai, labai gražus ir linksmas, bet jeigu niekams tai neįdomu, koks tu esi gražus ir linksmas, ar ne, vadinkim, jeigu nesusidaro situacijos tai savybė išskleisti, tai galbūt tu klysti, galbūt ir nėra tos savybės, ar ne, ką noriu pasakyti, kad mes kai kada mąstydami apie save arba apie naujumą, mes kai kada susikuriam tam tikrą įvaizdį savęs, iliuziniai ir bandome tai integruoti, bet pats gyvenimas parodo, kas tavyje iš tikrųjų yra ir kokios tavyje iš tikrųjų savybės veikia. Ir tai yra be galo svarbu pamatyti tos faktus, tai kokias savybės mane palaiko išorė ir kokias savybės aš turiu viduj, bet galbūt man nepavyksta dar išskleisti, o galbūt aš tiesiog įsivaizduoju, kad tai yra maniai. Nes, pavyzdžiui, aš turiu irgi vieną pavyzdį, būtent prieš mūsų susitikimą mąsčiau, apie tai, kaip aš, tarkime, kadangi vykstame į Varkalius, į būties kūrybos namus vesti seminarų, ar ne, tai natūraliai aš pačioj pradžioje, aš atsimenu prieš kokius gerus pusę metų ar metus, aš suprantu, kad aš turiu būti tvirta, aš turiu būti stabili. Visi apie tai kalbam, ar ne, kad žmogus turi būti tvirtas, stabilus, pozityvus ir taip toliau. Ir gerai, ir aš susigalvoju čia, kad aš tokia esu ir aš važiuoju. Atsistoju prieš auditoriją ir mane nupučia. Su visu tuo manimu, kad esu stipri, kad esu tvirta, nupučia. Ir baigėsi visi tvirtumai ir stabilumai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš savo protu bandžiau
pasidaryti iš savęs tokią, ar ne? Nu, bet tai nėra tiesa, tai nesu aš. Tai yra tik žodžiai ir proto ketinimas, kuom norėčiau būti. Ir kada aš dabar, vat, mes kalbam mudvi apie tai, kas tu esi, tai nėra tai, ką tu norėtum, kad būtų, ar ne? Tai nėra tavo suformuotas fizinis įvaizdis ar protų sumastyta būsena, va dabar aš esu toks, nu palauk, gyvenimas ateina ir kur tas stabilumas, kur tas tvirtumas. Tai vad ką noriu pasakyti, kokias tu savybės savyje jauti ateinančias iš vidaus ir aiškiai žinai, kad tai palaiko. Nu, ta aplinka, ar esi užfiksavus savy, nesvarbu per kokį dabar etapą, bet tarkim, ta ramybė, tas priėmimas galbūt, ar ne, vat kada tu sakei, kad tu priėmei tą ligą ir aiškiai žinai, kad tai nėra tos ligos, bet nu, priėmei tarsi, kad, nu, kad tai yra savybė, kurią tu turėjai pakeisti. Nes iš esmės tu pakeitei ir požiūrį į tai, ar ne, ir pakeitei save. Nes jeigu tu nebūtum savęs pakeitus, o tiesiog būtum galbūt kažkaip bandžius sukurti tokį įvaizdį, kad pakeitei, ar ne, bet vidum čia nebūtum patikti, taigi nieks nebūtų pasikeitę. Nieks nebūtų įvykę. Ir kaip tu kalbi, žinai, ir taip, tai yra taip platu. Turbūt pradėti galima ne nuo tos minties ir kai tu tą mintį pakeiti savyje, tada nuo tos minties tokia kaip graninė reakcija į mūsų žodžius, į mūsų tą jausmą, emociją, tada eina į mūsų elgseną ir paskui mes, tiesiog gal net ir į veiklą išnešam kažkokius tai procesus, kažką tai paduodame. Ir supranti, ir tai yra taip platu. Ir tos, pavyzdžiui, savybės, kas manyje, pavyzdžiui, labiausiai, tai aš bandau, kad, kaip tu labai gražiai dalinaisi, kad nesukurto įvaizdžio. Pavyzdžiui, pas mane galbūt yra nuo tų senesnių laikų, pas mane tokia biški, kaip pasakyti, griežtesnė energija. Dabar tai jinai yra tokia jūsų, Man tai yra, tu visada buvai labai švelni. Bet tu žinokis, tokia biški gal greunanti dažnai, anksčiau tai labai labai buvo. Bet jau labai yra jinai išdirbta, kad, supranti, nedeginčiau žmonių. Ir tu supranti, ir aš labai tą neutralumą ugdau. Nesakau, kad jisai visai yra išugdytas, ar ne, nes būna dar, kad išlenda tam tikri aspektai. Sakyčiau, žinai, kaip pasakyti, įvyniočiau į gražų popierėlį, jeigu sakyčiau, kad, žinai, kad jau jie visiškai išnyko. Ne, bet kas man patinka, būti stebėjimo būsenoje visada. Stebėti save ir jeigu aš, pavyzdžiui, pamatau, kartais gal net ne tuo momentu, bet dažnai būna to, bet kitų momentų pamatai, kad dar reikėtų tą ir tą pasižiūrėti, atkreipdėmėsi, kodėl tam tikras aspektas arba netikslinė sąmonė dar nori pasireikšti. Bet aš manau, kad čia yra normalu, žinai, kad vis nori išvysti. Be abejo, čia viso gyvenimo procesas. Aš taip manau. Ir žinai, ir stengiasi tu išlaikyti tą neutralumą, būti tam stebėjime, jeigu išeini į tą visuomenę, o jeigu apie tas naujas savybės, tai man atsakomybė prieš save būti savimi, žinok, yra. Ne, žinai, kaip yra, kaip ir tu pasakei, kad nesukurčiau apie save, arba pavyzdžiui, ar ne, kaip mes esam, ar ne, vis tiek mokymuose, kad, kažko tai, kad nebūtų to, kad noro su kažkuo tai, ar ne, lygiuotis, ar noro, ar pavyzdys, kaip pavyzdys, ar ne, kopijuoti kažką, kad tik tais išlaikyti tą savo vidinę tą būseną, tą tikrą, tą tyrą, ne kažkokią tenais tą, kur aspektai tave valdo, bet tą tyrą ir nuolatos eini į tą tyrumą ir fiksuoji jį. Tai va ta savybė man tokia yra tikra ir jinai integruojanti, jaučiu, kad manyje jinai integruojasi, kad jeigu kas yra, tai tu gali labai greitai pasitikrinti, ar tai apie tave, ar tai iš kažkokio aspekto, ar iš kažkokios netikslinės sąmonės. Ir paskutiniu metu, žinai, taip įdomiai buvo, sekmadienį čia buvo, kaip ir kalbėjom prieš tai, Lolita, išėjau, sakau irgi, man išeiti į kiemą. Išėjau į kiemą ir aišku, jaučiu mintis ateina, kūrėjo mintis. Ir ateina mintis ir man tokį vaizdinį, išplečia tokį vaizdinį ir rodo, kad kai ateis į žmogų dabar mintis, žmogus jį momentaliai materins.
Ir mano protas, neįmanoma. Čia jau mano bus darbas pasirūpinti, kad to nebūtų. Žinai, neįmanoma. Ir juokiasi iš manęs. Pamatysi, kaip tai bus įmanoma. Nu, viskas gerai. Nu, įmanoma, tai įmanoma. Ir vėl sutraukia tą visą vaizdinį, žinai, ir aš toliau dirbu savo darbus. Nu, neįmanoma. Nu, ir vakar, žinai, einu, reiškia, daryti vakarienę ir salotą į vakuuminį tokį popierių, žinai, į tą celofaną. Ir aš taip plėšiu ir mintis eina. Neįsipjauk. Ir aš galvoju, nu, čia dabar, žinai, iš kur ta mintis? Ir, žinai, ir jaučiu pjūvio skonį, skausmą ir kraujo tekėjimą. Bet fiziškai nėra jo. Supranti, fiziškai nėra, nieko nesuprantu. Išimu tą salotą, jaučiu tą skausmą ir vėl eina mintis. Ar matai, kaip viskas materinasi? Mes tau tik pavyzdį parodom, gavai mintį ir iš karto įvyko materija. Nu, tokį paprastą elementarų parodė, kaip pasakyti, buitinį pavyzdį, kad kaip iš karto materinas viskas. Ir kaip tu gali pažinti tuos tokius, ir man, pavyzdžiui, niekada abejonės jau nebekyla, kai parodo fiziškai. Ir tu matai, kaip tu keliauji kartu ir tu pažįsti save ir tu atskiri tas savo naujasias savybės, tas subtiliasias savybės. Ir tos savybės gal nėra jos dar tokios, kaip pasakyti, įžodintos, bet tu matai, kaip jos po truputį kasdienybei atsiveria tos savybės. Tai tarkim, tas įsipjovimo ir neįsipjovimo akimirka, ar ne, tai įrodo, kad tai yra faktas, kad ta mintis yra faktas tavo realybei. Aišku, labai gerai, kad neįsipjovi fiziškai, nes mes dažniausiai lauktume, nu tarkim, ar ne, kada būtų tai fiziškai ir tik tada patikėtume. Bet iš tikrųjų reikia jau pasitelkti ir savo tos subtiliuosius gebėjimus, apie ką turi, tai ir sakai, tą pojūtį pajausti, kada yra dar tik galbūt arti kūno, ar ne, nėra fiziškai, ar ne, tai ir iš tikrųjų labai svarbu. Minėjai tyrumą. Taip, tai yra be galo, turbūt kiekvienam sektina ta savybė, ar būsena, galbūt labiau reikėtų ją pasakyti, ar ne, nes jeigu tai bus savybė, tai vėl jinai turi tam tikrą, vadinkim, įkrovą ar tam tikrą spalvą, jinai galbūt ta tyrumo būsena kaip tik suteikia galimybę suvokti tas kažkokias savybės ir pasielgti. Ar tavo šeima pastebi tavo tyrumą? Ar esi išgirdusi, ar tiesiog pajautusi kažkaip iš aplinkos, kad jie, žinai, sakytų, nu, mama, jo, tu čia jau kažkaip keistai mastai, arba kažkas vyksta tavy, kas mums galbūt normalu ar nenormalu, galbūt ne tame esmė, bet... Nes tas tyrumas, vėlgi, ar ne, Rita, tai yra būsena, kuri leidžia būti, kaip tu sakei, savimi. O tas savimi, tai ta akimirka gali būti bet koks, gali būti griežtas, gali būti galbūt net aiškiai pasakantis, ką turi omeny, nes mes kai kada siekdami būti gerai, siekdami būti maloniais, mes sušvelninam, susaldinam save kai kada ar ne, ir tada jau gaunasi ta mūsų proto kūryba, arba kaip tik kai kada norim būti labai stabilus, bet nuo nieko nesigauna, žinai, o kada vidinė būsena yra tame, tai yra mes stabilume, tada tu esi savaime, tau net nereikia stengtis kažkaip ar ne to būti. Taip, aš labai tau pritariu, Lolita, kad kai ta būsena sklinda iš žmogaus, ir pavyzdžiui, iš manęs, kai sklinda, tau nereikia jokių pastangų visiškai dėti. Aš galiu pasakyti, ką iš aplinkos, iš savo šeimos, aišku, jie nesako, kad tenais mama jaučiasi tavo tas tyrumas, bet aš, pavyzdžiui, jaučiu, ar ne? Aš jaučiu, pavyzdžiui, elgseną, pavyzdžiui, aišku, mes su vyru niekada nebuvo, kad mes šauktumėm vienas ant kito, niekada nėra buvę, bet aš jaučiu atgalinį tą ryšį, nuolatinį. Ir pavyzdžiui, vaikai mano kartais sako, nu mama, baik, žinai, ta prasme, jeigu baik, jeigu aš ten, pavyzdžiui, kažką pasakau, jeigu pamatau, žinai, nu aš pamatau. Jau, jeigu įėjo mintis į juos, tai jau, kad yra savigina jau. Jo, ir netgi vieną kartą sūnus man buvo pasakęs, procedūrą šiam dariau, mama, aš tiesiog, buvom ir man erdvė išėjo klausimai jam.
Ir jie tie klausimai nepatogus gan buvo ir sako, aš pas tave daugiau nebeisiu. Nes viską. Jeigu tokia procedūra, ar ne? Žinai, bet čia aišku ne apie tai, bet kad, pavyzdžiui, man mama pasako, pavyzdžiui, kad turite labai stipriai pasikeitus. Vat, vienintelis žmogus, katras man pasako, tai mama, kad tu labai pasikeitus. Bet vyras, tai mes su vyru nuolatos gal komunikuojame ir taip savaime gal gauna, nes mes abudu keičiamės. Nėra, kad aš keičiaus. Netgi ir dėl to tas yra, kad mes ir kartu einam, keliaujam kartu. Jisai netyrinėja subtilios erdvės, jisai labai žemiškas yra. Ir aš labai džiaugiuosi, biškį pertraukia. Parodo, kas žemė vyksta. Taip, ir pertraukia. Ir tu jauti, žinai, tą, aš galiu netgi pasakyti, pavyzdžiui, toksai pas mus etapas, mūsų dukros paauglės, ar ne? Ir manau, jeigu nebūtų mūsų su vyru tokios būsenos, tos tokios stabilios ir ramios, tos tikros būsenos, supranti, ką tu minėjai, kaip tu sakai, kad saldu, kad ten būti geram, aš tai manau, kad tas perdėtinas gerumas, tai jis irgi vienas iš tų netikslinių aspektų yra. Jis turi būti nuoširdus, tas toksai atviras, tas, galim sakyti, tyrumas ar ne, nuoširdumas, bet jis turi būti ir kartais galbūt griežtas. Pavyzdžiui, gali ir griežtai vaikui pasakyti, bet tai yra su meile, su tuo tyrumu. Ir, pavyzdžiui, toks etapas, kaip atsako mūsų paauglės dukros, visokių dalykų, žinok, vyksta. Visokiausių. Pas paauglių tiek, bet, pavyzdžiui, jos niekada neina, nei išrėkia. Pavyzdžiui, kai aš prisimenu save paauglę, tai aš isterikuodavau, rėkdavau mamai, supranti. Ir aš manau, kad ta mūsų būsena, mūsų su vyru, nesuteikia jom tų va tokių agresijų. Nepalaikot, nėra palaikymo. Tai savybė išsireikšti ar tai reakcijai. Ir pavyzdžiui, žinai, kaip pavyzdžiui vyksta šeimoje, pavyzdžiui, nepatogus dalykai šneka, paauglė, žinai, visokių dalykų. Ir sako, gerai, padiskutuojam, kodėl negalim diskutuoti. Vyras kartais tam tikram dalykam būna griežtesnis negu aš. Tai sako jos, tai padiskutuojam, tėti, kodėl negalime apie tai padiskutuoti? O tos temos būna nelabai malonios, žinai. Tai bet vis tiek sėdam, diskutuojam. Bet svarbu, kad ta diskusija nepereitų į auklėjimą, žinai, pamokslą. Vėlgi turi išlaikyti tą tokia, iš tikrųjų, tą tyrą diskusiją, kada tu nori ir išgirsti, ką sako, ir priimti tą nuomonę kitokią, kaip sakai, nepatogus ar ne kažkokie, nes gali būti mes turim savo. Vėlgi, mes niekada turbūt, nežinau, aš tikiuosi, galbūt kažkada mes būsim tame visiškame neutralume, bet mus šiandieną dar veikia ir sistemos, ir mokymo įstaigos, ir dar kažkas ar ne, ir tu negali taip jau visai paleisti ir, žinai, sakyti, daryk kaip tu nori ir kaip jauti, nes bet kuriuo atveju tu turi laikyti tą tokiam harmoniją, vadinkim, tą darną, nes vaikai vis dėlto yra ir sistemose, ir tą mes irgi turim suprasti, kad jis ateina į namus. Tu turi suteikti tą laisvę, bet taip pat jisai grįžta į tą sistemą, ar ne, ir kad jis gebėtų tame laviruoti, tai vėlgi ir tos diskusijos turi būti tame tokiame, tai yra iššūkis tėvam diskutuoti tyrai ir priimti ir suprasti, kad ir tas vaikas, ar ne, ar paauglys, ar net ir draugas, ar suaugęs žmogus, jisai ateina iš savo erdvės, vadinasi, iš savo kažkokios būsenos, kurioje irgi gali būti visako. Ir ypatingai, žinai, daro Lolita, kaip sunku vaikam, jie nueina į tą sistemą, o grįžta pas tėvų ir mes irgi turim, kaip ir tu sakai, išlaviruoti ir nepažeistumėm tos sistemos, nes jie negali, nors mano sūnus biški kartais pažeidžia. Tai jos sako, oi, to brolio. Bet jisai savarankiškai. Jisai sako, jos sako, oi, to brolio filosofija, žinai. Sako, jūs ne brolio klausot, ką mokytoja sako, žinai. Žodžiu, bet mes irgi stengiamės, kad išlaviruoti, kad jos nebūtų, žinai, kaip tas posakis, ar ne, kad nebūtų kaip baltos varnos visiškai, žinai. Tai, kad išlaikyti tą, nes vis tiek gyvenimas mums vis tiek viską parodo ir paduoda. Aš galiu tik pasakyti vėl iš patirties, ar ne? Atėjo toks metas, kada, skiepijau tuos vaikus ir atėjo metas, neskiepijau. Paskutinių skiepų nedaviau.
Ir sudėliojo gyvenimas taip situaciją, kad turiu paskiepyti. Ir tu supranti, ir ką aš supratau, Lolita, kad tai buvo mano noras, mano kažkoks įsitikinimas, aišku, galbūt tie žmonės, kurie domisi tuom labai, jie ten faktais pateiktų, ar ne, nu, vat, aš turiu pavyzdį, man kaip sūnų, jisai tenai net surodo ingredientus, kas kenkia žmogui. Bet parodė tai, kad nori jos išvažiuoti mokintis dabar nu, vat, į kitą šalį, ir tu įsivaizduok, ir ten į mokyklą nieks nepriema be tų skiepų, ir aš žiūriu jas ir sakau, ar tikrai jūs norit važiuoti? Sako, mama, dėl tavo įsitikinimų mes tikrai neprarasim savo svajonės. Ir ką, ir tu galvoji, ir paskiepiju. Tai aš supranti, kas yra, tai vat, ir vėl, žinai, tau parodo, kas atėjo po kiek metų, po kokių 5-6 metų atėjo. Iš tikrųjų. Dar norėčiau akimirką grįžti prie to atvirumo ir kada tu sakai, kad vat, nu, jauti, kad ar ne ten ir vaikai kažkaip kitaip sureaguoja ir taip toliau, bet pavyzdžiui, dar aš tokį, žinai, dar esu pastebėjusi tą pasiekmės principą, ar ne, kas būna, tarkim, jeigu tu sakei, kad darant savo sūnui procedūrą buvo tie klausimai, bet žinai, dar ką aš esu pastebėjus, ką mes galim visi atkreipti dėmesį, kad jeigu tu pasielgiai tyrai, vadinasi, jeigu tu buvai toj tyroj būsenai, galbūt ten žodžiai kažkokie nesigavo teisingi, ar dar kažkas, nu kaip sakant, gal kažko supratom, nesupratom, tai yra vieni dalykai, ar ne? Bet tarkim pastebėjau, kad jeigu tu esi tame teisingume su savim, tame tyrume ir tu darai tai, ką jauti, kad iš tikrųjų tu darai, tu po to jautiesi gerai. Tu po to nėra jokios sąžinės graužaties, kad ir kaip ten jau gavas, vadinkim, bet tu vidum esi ramus. Protas gali ten maištauti, vertinti, sakyti, žiūrėk, kaip tu pasakėjai, ar dar kažką. Bet jeigu būsena buvo ta tikroji, tu esi ramus ir tu pasitiki tuom, ar ne? Nes kai kada ir aš atsimenu, vat vėlgi grįžtu prie tos, ar ne, bandymo save kažkaip įvilkti į tą stabilumo būseną, nu, tu nesijauti gerai, tu nesijauti švarus vidum, kad ta būsena, tu išjauti iš tikrųjų. Aišku, mes kada treniruojamės, kada praktikuojamės, va čia galbūt dar ir tą momentą reikėtų pasakyti, kad mes galime proto pagalbą pabandyti padėti savo ir priminti, kad tu turi jausti stabilumą, bet be to pojūčio jausmo ir išjausto vidinę būseną, tu, nu, vis tiek tai nebus tai tikra, nu, vat ką, ar ne? Ir kaip tavo, tarkime, kaip tu jautiesi, kai kada ta pasiekmė, nu, jauti, kad, nu, čia kažkur paslydau ant tos saldumo, vadinkim, ar tikrai aiškiai žinai, kad, nu ne, čia viskas buvo gerai, kad ir kaip kas būtų sureagavęs, aš vis tiek buvau, ne tai, kad buvau teisinga prieš kitą, ne tai, kad aš pasakiau tai, ką aš norėjau, ne, tu buvai tiesoje. Jo, žinai, pavyzdžiui, va ta situacija, kurioje įvyko, tai aiškiai žinai, kad tu tiesa, nes, žinai, kaip yra, mes vis tiek mamos, žinai, į vaikus mūsų reakcijos yra kitokios, būsenos kitokios, bet pavyzdžiui, dabar, kad prisiminti kokią situaciją, žinai, jo, dabar prisimenu vieną situaciją su viena moterim. Jau pajutau aš, kad pas ją vyksta toksai kažkoksai konfliktas su savimi ir aš iš pradžių man tik toks jausmas, kad nesuprantu, kas čia vyksta, nors buvo dar 3 moteris. Ir galvoju, kas čia vyksta, iš kurios čia taip eina, nes nu, iki to, kol netėjo, viskas buvo kaip ramu. Ir konfliktas, kažkoks nusivylimas, bet tas nusivylimas toksai kaip visų pasauliu, viskuo nusivylimas, žinai. Ir aš bandžiau atskirti, žinai, kas vyksta, kur mano, kur čia jos, žinai, kaip kartais yra sunku tas būsenas išskirti. Nu ir žinokis, ir po to mes, aišku, ėjom į susitelkimą, į meditaciją ir nu aš pamačiau tam tikrus dalykus ir aš sakiau, jie buvo nemalonus ir aš jaučiu, kad tai yra tiesa, bet ją ta tiesa trikdo. Ta tiesa trikdo, bet praėjo gal kokią valandą, 2, jinai susivokė, kas su jie vyksta, bet ir aš paskui uždaviau klausimą dar į erdvę, ar tikrai reikėjo tam žmogui pasakyti taip griežtai, nu tokius griežtus dalykus. Ir gavau iš erdvės tokį atsakymą, kad kartais
kai yra griežtai įvyksta žmoguje pospiris, tas polinkis paeiti į priekį, nors tuo metu žmogui būna neskanu. Ir aš galiu pati pasakyti, pavyzdžiui, man pačiai taip irgi yra buvę, kad, pavyzdžiui, kas yra neskanu, jeigu tu priimi tai ir gebi atsiverti, tada tau yra tas į priekį paėjimas, žingsnis. Bet jeigu... Ne vienas, man atrodo, Rita, tada ten visą sieksnį padedi. Bet jeigu tu nepriimi ir leidi kažkokiai savo ego apraiškai tave valdyti, tai kas tada įvyksta? Tada tu lieki tam sąstingi. Va taip, žinai. Ir aš sakau, žinai, man tai labiausiai tai įdomu stebėti save, kur dar reikia, žinai, pasižiūrėti, kur reikia dar, kad neveiktų, ir kaip yra, žinai, tam žemiškame aspekte yra pats lengviausias dalykas viską susivokti, bet sunkiausia tai yra susižiūrėti iš tos subtilios erdvės, kaip būna ar ne, tos netikslinės sąmonės, kas, pavyzdžiui, ateina ir kas vyksta su kitu, kai komunikuoji, kas vyksta, ar ne. Ir pavyzdžiui, tu, dar vieną tokį paprastą aš to pavyzdį pateiksiu. Pavyzdžiui, bendrauju su žmogum, gražiai, kaip mudvi dabar bendraujam, ar ne. Ir pavyzdžiui, įsiskiri su to žmogumi ir tu jauti tokį neskanumą viduj. Žinai, ar ne, apie ką aš kalbu? Supranti, kad ir tu atrodo buvai nuoširdus, su atvira širdim, ir tu supranti, kad tame žmoguje kažkas ten kunkuliavo, ką tu pasiėmei, bet ne visada gali būti taip. Bet pavyzdžiui, vienas iš tokių priežasčių gali būti, kad pavyzdžiui, aš tik iš savo patirties galiu pasakyti, kad pas tą žmogų galėjo būti tam tikri aspektai, kuriuos tu degini ir jam nepatinka, kas vyksta, pavyzdžiui, kas vyksta su tavimi, tavo naujos savybės, tavo nauji suvokimai, tavo naujos patirtys, tiesiog degina žmogų. Ir gaunasi priešprieša ir tą jauti. Bet supranti, bet išoriškai tai tu nieko atrodo. Nieko nevyksta, jo. Taip. Tikrai taip, iš tikrųjų mes subtilėjam ir, kaip sakė, esame visumos dalis ir nenori, tu šiek tiek ir jauti kitus ir ne tik šiek tiek, bet esame visumos erdvėje, todėl gebėjimas arba ugdyti gebėjimą atsiriboti nuo to ir savęs ir kitų, tai yra siekiamybė, tai yra tas taškas, iš kurio tu gali, kaip tu, Rita, sakai, stebėti. Nes ir vėlgi, jeigu grįžtant apie stebėjimą, tai maža kas ten gali stebėti, žinai. Maža su kokiom savybėm tu stebi. Tai vėlgi čia yra, aišku, kaip mes ir sakom, tai čia yra nuolatinis darbas ir procesas, gebėti save matyti, gebėti matyti tai, kas patinka ir nepatinka ir niekaip jų nevertinti. Niekaip. Nes kada, aišku, tu siekdamas ypatingai sąmonėjimo keliu augdamas, aš pati kartais susidurdavau su tuo, kad, tarkim, atrodo, ir ugdaisi, ir mokaisi, ir mintis stebi, ir projektus, kurie ir padedi žmonėms, ir padedi savo, ir padedi daugam, atrodo, ir visą, ką darai, bet ateina gyvenimas, ateina situacijos ir jos nėra malonios ir sukelia tam tikrą tą tokį pyktį netgi, kodėl man tai dar vyksta, kodėl aš tiek daug dirbu, stengiuosi, ugdausi, bet vis dar tas gyvenimas nėra toks, kokio norėčiau, arba nėra toks, kokio galbūt įsivaizduoju, kad jis turėtų būti. Tai vėlgi, tai čia yra tai, ką aš noriu matyti ir tai, ką galbūt siūlo kūrėjas, kodėl tu turi tai patirti, nes kartais būna akimirkų, kada bent jau aš esu užčiuopus, kad ta situacija yra absoliučiai ne apie mane. Ir tada, žinai, tu tiesiog darai, bet čia vėlgi iškyla dvi tos. Tai yra, tai kodėl aš turiu tai daryti, jeigu tai nėra apie mane? Nes, kam čia kažką veikti, stengtis, daryti kažkokį resursą ar dar kažką, jeigu tai visiškai nesusietų su manim ir tarsi vėlgi nukrenta tam tikras ypatingumo, žinai, kad galiu daryti tik tai, kas yra svarbu man ir apie mane ir panašiai. Bet iš tikrųjų, kuo toliau, tai tą aš atpažįstu, kad ta būsena galbūt net nėra apie mane, ta būsena galbūt nuskaityta iš erdvės, iš visumos erdvės. Galbūt taip jaučiasi komanda šiandieną, arba ten bendraminčių būrys, ar ne, taip jaučiasi. Ir tu tiesiog esi dalis tos visumos ir, kaip sakant, ta kompanija jaučiasi, taip ir tu jauti. Ir čia nieko nėra asmeniško.
Bet kada aš pajausdavau tos tokius, kad tai nėra asmeniška, tai šiek tiek ir liūdindavo. Ir pykti vėlgi, kaip sakau, keldavo, o tai kaip čia dabar, kam čia dabar man čia reikia daryti, jeigu tai net ne apie mane. Tai vėlgi yra tam tikri to, kaip sakant, susitapatinimo ir atsitapatinimo momentai, kada tu jau sau leidi veikti, mąstyti ir elgtis kaip visumos veikėjas. Ne kaip atskira individualybė, ne kaip atskiras žmogus, nors tu esi atskiras žmogus, tu suvoki, kad turi savo gyvenimo tam tikrą modelį, bet jis yra, kaip sakai, neatsietinas nuo to. Tai iš tikrųjų, ką aš esu pastebėjus, kad kai kada ir liūdina, kai kada ir tu pyksti, kodėl tu turi tai patirti ir kodėl tu turi jaustis, jeigu ten tas, jis prisidirbo, kad taip jaučiasi. Ir aišku, ne ten tas, ne, ir vėlgi tu neužfiksuoji asmeniškai, bet tu esi visumos dalis. Ir netgi kai kada pajaučiu, kad net kūryba tai nėra jau tavo kūryba. Tu kuri vardan visumos ir tavo mintis, ir tavo veikimas. Bet čia yra įdomus momentas, kad niekas to nežinos. Tas va toks, tu atrodo darai daug vardan visumos, bet kai kada suvoks, kad niekas nepasakys, kad Lolita šiandieną mąstė labai apie kažkokius gerus dalykus ir aš jaučiuosi gerai. Ne. Tu tampi Arba tuo. Lolita kažkur nuėjo, kažkokį, girdi, suaktyvino mygtuką, nuėjo į kitą erdvę, tam dalykus padarė, kad kažkam būtų geriau, galbūt visai neįsąmoniai ir niekas to nežinos. Dėl to, kad jau nebe apie mus. Nebe apie mus. Tai vat ir einam turbūt ir žinai, vat irgi dar turėjau, vat ir dėl ko noriu apie tai pakalbėti, kad visi einam link to. Visa žmonija greičiausiai, nežinau ar visa žmonija, bet kad tikrai labai daug ir greičiausiai, kad visa žmonija ir eina link to visuomeniškumo, vėl tarsi tos tokios bendros tyros bendruomenės, ne kaip atskirų dalelyčių, bet kaip didžiulio, nes žmonija ir yra ne tik žmogus, o žmonija yra tarsi viena didžiulė bendruomenė, ar ne? Ir kad visi po truputėlį nirstame iš savo asmeniškumų, nirstame iš savo tų tam tikrų įvaizdžių susikūrimo ir arba žmogus tai eis, kaip sakau, lengvai ir paprastai ir bandys tą atpažinti ir leis tam vykti, arba ne. Arba lauks, kol kažkas bus skaudžiai. Ir dauguma laukia, žinai, ir kaip pavyzdžiui, džiugu klausytis, kad žmonės va tiesiog eina savo pažinimo keliu, va tiesiog gavę impulsą, ne kažkokios skaudžios patirties, ar ne, kaip dauguma, nes aš ir pati atėjau iš skaudžios patirties. Taip, į tą savo pažinimą. Tas etapas buvo toks. Ir dabar dar irgi klausimus sakei, kad tu save suvoki dabar vėl, aš grįžtu prie to visuomenių. Tai dabar, jeigu įleistų mintį, tu esi įsileidus tą mintį, nes mes dažnai ir mokyme kalbam, kad žmogus iš tikrųjų bus visoks. Visoks, tokio, kokio reikia matricoje, tokio, kokio reikia tavo kvantiniai sąmoniai, tokio, kokio reikia kūrėjui tą akimirką, ar ne. Ir nuo situacijos priklauso, koks tu esi. Ir atmeskime tą, kad tu pats susikuri kokiu būti. Ne? Tarkim, atmeskim, kad tu esi toks, koks esi ir esi visoks. Ar tavęs tai negąsdina? Kai tu pagalvoji apie tai, apie tą žemišką būti, galbūt yra tas, kad... Nes vis tiek žemiškoje erdvėje tu turėsi būti tokiu, kokiu reikės, kad būtum, ar ne, su tom savybėm situacijai. Mes suvokiame ir suprantame, ar ne, kad mes esam visumos dalis, mes suvokiame, kad mes galim kurti ne tik žemėje, mes galime kurti ir kitoje erdvėje, ar ne, galime priimti, suprasti kosminės tiesas, bet kaip tu ir sakai, pavyzdžiui, tas gąsdint gal tai nėra, kad kažko tai bijai, bet pavyzdžiui, jeigu jau paliečia kažkokius žemiškus ar nedalykus, jeigu kalbam, kaip pavyzdys, kalbėkim apie mirtį, ar ne? Ir pavyzdžiui, tada jeigu tave paliečia kaip žemiška būtybė ir tu vis tiek kaip bebūtų, aišku, tavo suvokimas yra kitoksai, nes tai yra tik procesas išėjimo, ar ne? Bet išeina ir žmogus eina į kitą etapą. Bet kaip žmogui, tai vis tiek tau tai skaudės, jeigu išeis.
Mes nesam atskirti, mes suprantam, mes visumos dalis, galbūt tas žmogus, kuris išeis, mes turėsime ryšį, ar ne subtilų ryšį turėsim, bet vis tiek mes esam vat prisirišę, ar ne, vis tiek mums trūks to bendravimo, to žemiško bendravimo, vat tų žemiškųjų dalykų. Tai vat gal tai negąsdina, bet va tie tokie dalykai, žinai, nu vis tiek kažkaip tai va tie žemiškieji ir va tie subtilieji yra visumoje, bet vis tiek mes kaip žmonės turim tas jausminės sistemas, kad ir mes turim pakitusias, bet vis tiek mes išjausime tuos tam tikrus dalykus, vis tiek išjausime kitokių suvokimų, bet išjausime. Nes iš tikrųjų gi mūsų pasaulis ir yra remiamas santykiais, švelnumu, tam tikra bendrystė, nes vėlgi tu vienas nieko nesukursi. Kaip ir sakau, jeigu tu neturi žmonių arba neturi jėgų, kurios palaiko tavo tas naujasias savybės, tu nebūsi naujas. Tu gali būti naujas savo mažoj erdvėj, bet jeigu tu neturėsi to palaikymo, taigi mes visi taip ir augame vienas kitą, vadinkim, su vienas kitus suskambėdami, vadinkim, ar ne, ir gerosiom savybėms ir potencialu, nes kaip aš sakau, kad ir kaip gerai kalbėtum, tavęs turės klausytis kažkas. Ir kad tas kažkas klausytus, tu vis tiek turi skambėti tuo garsu, tuo dažniu, su tuo klausytoju. Ir nori, nenori, tu vis tiek esi ryšyje ir santykė, kas yra be galo svarbu ir tai reikia vertinti. Tai yra vertybė, tai yra tai, ką mes turime geriausio čia fiziniam plane. Jeigu aš esu dar tokį pajutusi, tarkim, susitelkusi savo subtilų lygmenį, savo sąmonę, tai jinai ten, žinok, labai kartais gerai jaučiasi ir viena, ir savarankiška, ir jinai geba, gali daug iš mano tokio kaip požiūrio, ar ne? Nors jeigu žiūrėčiau galbūt dar iš aukščiau, aš suprasčiau, kad tu negali viena veikti. Vėlgi, čia yra tik tai požiūrio kampas, bet ar ne, tada tu jautiesi toks stiprus, galingas, toks savarankiškas ir aš čia darysiu, keisiu, auksiu, ne, ateini į žemę ir tada, grįžti į savo fizinį planą ir tu supranti, kad tau reikės ir kolegos, tau reikės ir bendruomenės, tau reikės ir kažkokių darbų padaryti, kad tave pamatytų, kad tave išgirstų, galų galiai išdrįsti, kalbėti, padaryti tai ir nemanyti, kad viskas gausis tiesiog subtilioj erdvėje, ar ne? Bet kada turėjau omeny, ar tavęs negąsdina, nes aš esu pajautus tam tikrą baimę, kada aš pajaučiau tą daugiamatiškumą, tą tokio didžiulių savybių rinkinį, ar ne, kuriuos aš net nenutokiu, kas ten yra, net nežinau, ar tai bus gerai ar blogai, aš tik galiu tikėti idėją, kad jeigu tai yra nauja, tai turi būti gerai. Kaip aš sakau, kūrėjasgi neves tave blogų kelių, jis ves gerų kelių, ves pozityvių kelių, į džiaugsmą, į sėkmę, į laimę. Bet tu žinai, kaip žmogus, tu nežinai, į ką iš tikrųjų tai ves. Tu nežinai ir susitikęs su tuom žmogumi, kuris galbūt yra tau, galbūt tu manai, kad tu turi būti draugiškas su juo, mielas ir geras, ir staiga tau ateis ta savybė, kada tu pasakai tiesiai šviesiai, tu meluoji man. Kodėl tu man meluoji? Ir taip tu žinai žmogiškų aspektų, kad tu taip sugadinsi, tu gali sugadinti tą santykį, ar ne? Tai vėlgi aš pajutau savo toj žemiškai, vadinkim, formai tą baimę. Tai galvoju, aš neteksiu tų santykių, kurie buvo paremti tą emociją, tuo saldumu, gražumu, nes tos nebeveikia pas manęs, vadinasi, su žmogum tuo, kaip aš sakau, neberezonuosiu. Ir neaišku, kaip aš galiu pasielgti. Nors aišku, yra tame, kad nepasielgsi neadekvačiai, nepasielgsi, tu niekada nenuskriausi kito, ar ne, kad kažkaip, nesužinok, visus tuos atmetimo variantus esu pergalvojus. Kaip galvoju, kūrėjas neleistų pasielgti, tiesiog neleistų. Ir tai man padėjo. Tiesiog padėjo man savyje priimti tas savybės ir priimti tą amplua, vadinkim, kurio aš net neįsivaizduoju, kas gali būti. Nes žymiai yra saugesnis atvejis bandyti save nusipiešti, bandyti, kaip sakau, susikurti tą įvaizdį ir mėginti juo tapti. Bet taip nesigauna. Tai tada vadinasi, tu turi paprašyti, kad tavo vidus išsprogdintų, ar ne, tą būseną, tą savybę, tą elgseną tokią, kokia turi būti ir ji gali būti visokia. Puikiausiai prisimenu aš tam tikrus momentus, kai kada vėlgi
kalbu tarkim apie tos susitikimus Varkaliuose, kur yra keletą akimirkų, tokių kuriozinių, kada tu, taip jokingai pasielgi, kad atrodo net pačiam labai keista, kada gaunasi lyg ir nauja turi daryti, bet lyg ir kūnas dar atrodo nenori taip daryti, elgtis. Tai vienas tokių buvo pavyzdžių, kad aš atsimenu, kada vedžiau meditaciją, vedu meditaciją ir staiga srautas pasibaigė ir viskas. Ir aš tiesiog pašoku nuo kėdės, viskas. Viskas. Neturiu nei žodžių, nei Eikit namo. ir bėgu, žinai. Ir tiesiog atrodo net pats kūnas. Tai taip aiškiai padarė, kad viskas, meditacija baigės. O kaip mes kaip aš mėgstu ir kaip mano požiūriu atrodo reikėtų daryti, tai kažkaip parvesti gražiai, ten, žinai, dar kažkokių tų, dar pridėti savo dar kažką, nors per meditaciją viską pasako tai, ką reikia pasakyti, ar ne, ir paduoda tai, ką reikia, bet kada dar tas žmogiškas aspektas, jisai nori labai maloniai ir gražiai užbaigti tą procesą, nors sąmonė, aiškiai, viskas, baigta, atsistoji ir eini nuo kėdės. Tai va tokių tam tikrų kuriozinių situacijų, kurios, arba pavyzdžiui, kita situacija, vėlgi tos vedant irgi kalbėjau, irgi žinau, kad viena ranka darė ne tai, ką, nesupratau, kas vyksta. Jinai visai tai už nugaros, tai taip, ir aš nežinau, kur ją padėti, bet tarsi pusė kūno, žinai, nori elgtis kitaip, negu aš ilgiuosi. Čia smulkmenos ir čia yra tokie maži dalykiukai, bet jie žmogaus gyvenime ateina. Tokie čiuk pasielgia, kai netyčia. Tai dar vienas irgi toks pavyzdys, kada mes buvome čia su Virginijai, važinėjomės per tam tikrus miestus susitikti su žmonėmis. Ir vėlgi buvo tokia situacija, kada žmogus klausia, ar važiuosite su mumis pietauti. Aš net nepagalvojau, net neišgirdau tiksliai, bet iškart atsakymas buvo ne. Ne. Ir aš taip nemaloniai pasijutau, galvoju, kaip negražu ir kaip nemandagu taip atsakyti žmogui, kuris atėjo tavęs paklausyti ir taip toliau. Ir net nepadariau tos situacijos kažkaip malonios, kažkaip negalim, nes aš net nežinau, kodėl ne, bet buvo labai aiškus pasakymas, kad ne ir viskas. Kad jokių prielaidų čia nėra. Žinai, kas man ateina, Lolita, žinai, tos situacijos ir vyksta, matai, ne iš tavo jausminės tos būsenos, o iš sąmonės ir Iš sąmonės. O čia, žinai, o mes pripratę prie tų, žinai, būsenų, čia taip turi būti, anaip turi, taip jausis, o čia sąmonė tiesiai, žinai, šviesiai tiesiai, ta prasme tas griežtumas toksai, kartais jisai reikalingas yra, žinai, kad, nes, žinai, nenukrypti nuo temos, žinai, kad, nenukrypti ir tikslingai eiti, nes turėjai turbūt kitą planą sąmonę turėjo, žinai, nepietauti. Ir žino, kaip aš būčiau ten, žinai, apie pavidalinus ir puikiai mūsų sąmonė žino, kas mes esam, kokias mes turim savybės, elgsenos modelius, kalbėsenas ir viską jie žino. Tik mes kartais leidžiam savo pamanyti, kai jos nežino. Taigi viską žino ir žino, kaip tu suveiksi, kaip tu galimai pasielgsi, padaro irgi prielaidas, taip kaip mes darom prielaidas, kaip mums reikėtų elgtis, kad atitikti tą savo kosminę sąmonę, vadinkim, ar ne, kad ji galėtų kurti, bet mes su to žemišku protu nelabai galim įsivaizduoti, ir tiesiog ateina. Bet ką norisi pasakyti, kad tai yra normalu, kad ta elgsena tokia galbūt ir netikėta ir galbūt net atrodo, net nemandagi, net netitinkanti kažkokių etiketos taisyklių, tos tarsi tokios bazės, ką mes suvokiam, kad turėtų atitikti, kad paskui širdis neskaudėtų, tai yra visiškai normalu. Jeigu tu to neplanavai ir nemodeliavai, jeigu tu jau strategavai, vadinasi, čia jau tavo darbas. Tavo, vadinkim, žemiška kūryba, kuri irgi turi būti, bet jie turi būti savo vietoj, kaip aš sakau, savo vietoj, ne kurti, o veikti, o daryti, o padėti, netrukdyti savo tai sąmonį veikti ir daryti. Ar ne? Tai aš apie tam tikrą baimę to naujumo, tam tikrą baimę to pokyčio, man buvo iš šitos pozicijos. Ir galbūt dabar, kada tu pasakei griežtumą, žinai,
Man erdvė sako, ne, čia dar nėra griežtumo. Čia yra tikslingumas, tas tikslingumas ir kryptingumas. Galbūt jeigu mes, jau dabar linkčiau galvom, erdvė sako, gerai, tinka. Nes griežtumą vėlgi žmogus gali supainioti su pykčiu, su tokiu, žinai, įrodymu, tokiu puolimu. Vat dabar man taip dar pasijuto. Tai gal mes tada griežtumą lygiai gretu galbūt su tikslingumu ir kryptingumu. Kaip tau toks Jo, būtų? tai Kad vat kaip tik tie, vat kas nu klausysis, kad per Mhm. šitą prizmę, ką mes Jo. kalbėjom apie griežtumą, kad Taip, į nepaimtų, kad tikslingumą yra nenukrypti ir kad nu, va, ta energija nenueitų ten, kur jinai nereikalinga. Nes mes dažnai iš to žmogiško aspekto mėgstam nukrypti, kur nereikia. Bet gal Mes labai kartais kūrybingi. Nieko nepadarysi. Žmogus labai kūrybingas. Taip. Aha, supratau. Na ką, mūsų jau pokalbis kaip ir baiginėsi. Dabar tik tai galvoju, kaip čia reikėtų užbaigti, nes pradžią pavyko sugalvoti, bet pabaigos kažkaip ir pasimiršo sugalvoti. Tai iš tikrųjų, koks tavo, Rita, būtų patarimas žmonėms, kurie galbūt ne visada pavyksta užčiuopti tos subtiliuosius lygmenis, arba ne visada gauna tą tokį, žinai, tokį, arba neturi galbūt savyje pakankamai to tikėjimo ir pasitikėjimo, kad labai lengvai priimtų tą pokytį į save. Žinai, pirmoji eilė tai žmogus turi priimti vidinį sprendimą, ar jis nori patirti tai. Jeigu jisai tik tais galvoja, kad aš norėčiau, tai tas netinka žodis visiškai. Jis turi vidinį sprendimą tvirtą priimti, kad aš noriu tai patirti. Ir tai yra mano siekiamybė. Nuo to prasideda. Nes kas yra, žinai, aš irgi iš patirties galiu sakyti, kad kai ateina žmonės, ar ne, kaip pavyzdžiui, tam tikri dalykai, jie tiek įtiki tam tikrus dalykus ir neleidžia išsiplės savo naujumui. Ir kol žmogus neturės to tikėjimo, pirmoji eilė apsisprendimo, po to tikėjimo, jis tikrai, kaip pasakyti, nueis kažkokią dalį galbūt suvokimo tos atkarpos, bet taip ir liks tik tais tas. Ir tos abejonės žmonės, kaip pasakyti, kaip už gumos tampo. Čia truputį ir čia truputį. Pirmoji eilė apsisprendimas, tikėjimas ir po žingsnelis, po žingsnelio žmogui atsivers jo pačio pažinimas. Aišku, jo turėtų būti siekiamybė save pirmoji eilė pažinti. Pažinę save, pažins visą subtilę erdvę. Pažins visas visatas ir viskas, kas yra visumoje. Bet dažnai žmogus nepriima to sprendimo vidinio, kad aš noriu tai padaryti. Jis galbūt gaudo tam tikrų, žinai, apčiuopinėja kažkokią informaciją, renka. O ta informacija surinkta, jinai nepadeda, jeigu tu nieko nedarai savyje. Nedarai savyje sprendimų, nedarai savyje pakeitimų, neintegruoji savyje ne tai, kad naujumo, bet kad integruotum savyje tam tikras dalis, kad aš atlieku tuos žingsnius tikslingiausius ir reikalingiausius dabar, kad aš ateičiau iki to momento. Tai vat pirmoji eilė apsispręsk ir patikėk tuom, o po to tau viskas sudėlios. Aš noriu save pažinti ir viskas sudėlios. Gal ir vėl čia taip griežčiau, tikslingiau. Ne, čia tikslingai, čia tikslingai. Aha. Ir va tas veiksmas, ar ne, kad va sutelkti tą valią vis tiek žmogus turės pats. Taip. Viską, kurie subtilus pasaulis, absoliutus, gali sudėlioti matricų viską taip, tobulai. Bet žmogus turės atsidurti tame taške ir niekas kitas be tavęs neatsidurs tame taške. Tai va, trys dalykai - meilė, valia ir veiksmas. Įjungti į šitą kūrybą ir tada žmogus ant slidžių. Ant slidžių. Į naujumą. Supratau. Ačiū tada, Rita, už pokalbį. Ačiū klausytojams, kurie klausys, žiūrėtojams, kurie žiūrės. Ir iki kitų kartų. Iki. Ačiū tau, Lolita. Ir viso gero visiems.